Labas visiems. Sklinda tokios kalbos, kad karkasiniam name yra labai sudėtinga arba iš viso neįmanoma kažką tai pakabinti ant sienų. Pavyzdžiui, baldus ar kažkokį tai televizorių ar dar kažką tai panašaus. Nes gipso kartonas yra per silpna medžiaga laikyti kažkokį tai svorį. Tai iš tikrųjų dėl pačio gipso kartono tai aš tikrai sutinku. Ant gipso kartono kabinti kažkokį tai svorį yra tikrai negerai ir rizikinga. Bet kad visiškai neįmanoma kažko tai pakabinti, ar tai būtų labai sudėtinga kažką tai pakabinti ant sienų karkasiniam name, tai aš tikrai nesutinku. Ir šiandieną jums parodysiu, ką reikia daryti, ką reikia numatyti, kad nekiltų kažkokių tai problemų, būtent kabinant kažkokius tai daiktus, baldus ar kažką tai panašaus ant sienų karkasiniam name. Tai va, išskyriau 3 dalykus, į kuriuos yra būtina atkreipti dėmesį dar prieš pradedant įrenginėti vidaus apdailą. Taip, tai pirmas dalykas tai yra šviestuvai, antras dalykas yra baldai, įskaitant televizorius, ir trečias dalykas yra apvadai, karnizai ir plytelių klijavimas. Nes plytelių klijavimui irgi reikia tvirtinti sienas papildomai. Tai va, pradėsiu nuo apšvietimo. Taip, pasižiūrėsim dabar, kaip reikia paruošti tas vietas, kad šviestuvai laikytųsi. Be abejo, kas be ko, pirmoje eilėje tai mums yra reikalingas visas planas, kas susijęs su apšvietimu. Ir tik tai turėdami planą mes galime tiksliai pasidaryti tokius va tvirtinimus, kur tvirtinsis kažkokie tai šviestuvai ar kažkokie tai davikliai. Visus šitus daiktus, kurie yra kabinami ant sienų ar ant lubų, jos yra būtina pritvirtinti tvirtai ir kokybiškai. Tam, kad tą padaryti, mums reikalingas kažkoks tai medinis pagrindas po gipsu. Taip kaip matote čionais. Čionais mes panaudojame paprasčiausią OSB plokštę, tai yra į tokias vietas naudojame tiesiog atraižas, kurios lieka nuo kažkokių tai darbų. Tai va, kad nebūtų kažkokių tai problemų tvirtinant šviestuvus ar kažką tai panašaus, reikia būtinai susidėti savo va tokius va medinius pagrindus. Nesvarbu, kokie jie bebūtų, ar tai būtų kažkoks tai lengvas šviestuvėlis, ar tai būtų kažkoks tai daviklis, bet visus tos dalykus yra būtina pritvirtinti. Galiu kaip pavyzdį pasakyti, kad ypač dabar, kada populiarėja visi tie servisai, būtent kas susijęs su valymo darbais, tai tikrai į tokius dalykus reikia atkreipti dėmesį. Nes kaip pavyzdžiui pasisamdo įmonę valymo darbams ir atvažiuoja valytojai, pralėkė su savo švabrom, numušinėja tokius vat paprastus dalykus kaip davikliai ir tada jau aišku reikia pradėti aiškintis, kas dėl to kaltas, kas čianais turėtų pritvirtinti tą daviklį vėl iš naujo ir visi tokie dalykai. Tai tam, kad tokių problemų išvengti, tai reikėtų iš karto susidėti savo tokius vat pagrindus ir tikrai nebus jokių problemų nei ateityje, nei kažkada tai darbo eigoje. O kitas dalykas, kodėl toksai svarbus yra būtent apšvietimo planas. O pastebiu tokį dalyką, kad kada yra montuojamas, pavyzdžiui, karkasas gipso kartonui, niekas nežiūri, kur bus įleidinėjami kažkokie tai šviestuvai. Kaip pavyzdžiui dabar pas mumis čionais kolidoriui, aš pasižiūrėjęs į planą, iš karto matau, kad per patį centrą pas mane eina eilė įleidžiamų ledų. Tai reiškia, kad per patį centrą pas mane negali būti joksai skersinis, prie kurio tvirtinasi gipso kartonas. Nors iš tikrųjų čia būtų galima padaryti per patį centrą skersinį ir baigti darbus kur kas greičiau, negu kad dedant kažkokias tai papildomas konstrukcijas. Nes pastebiu tokį dalyką, kad elektrikas atvažiuoja, renkant karkasą, nesvarbu koks jisai bebūtų, metalinis ar medinis, neatsižvelgiama į būtent planus ir kada elektrikas atvažiuoja montuoti savo šviestuvus, jisai paprasčiausiai nukapoja pusę to karkaso, kaip pavyzdžiui pas mumis šitam name yra apie 80 visokių įleidžiamų šviestuvų
Ir jeigu mes nekreiptume dėmesio į tuos šviestuvus, įrinktume karkasus taip, kaip mums yra patogiau, tai paskui labai tikėtina, kad būtų daug problemų, pavyzdžiui, su lubų trūkinėjimu. Nes jeigu elektrikas nukapoja, kuo daugiau nukapoja tų konstrukcijų su karūnom, tuo didesnė tikimybė, kad karkasas jisai nebebus toksai tvirtas ir ims trūkinėti. Tai vat į šitą reikia atkreipti dėmesį, jokiais būdais nepasidaryti savo tokios klaidos, kaip kad susimesti karkasą belekaip ir paskui elektrikas atvažiavęs viską nukapoja ir lubos pradeda trūkinėti ir, aišku, surasti kažkokius tai galus jau yra per vėlų. Toliau, kas liečia baldus. Gali pasirodyti taip, kad iš tikrųjų labai yra sudėtinga viską numatyti iš anksto. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai nėra nieko sudėtingo, ypač šiais laikais, kada projektai yra išbaigti iki tokio lygio. Tai kada yra projektuojamos visos konstrukcijos, tai yra viskas projektuojama ne vien tik tai eksterjeras, interjeras daugmaž, bet ir visas baldų išdėstymas, todėl numatyti, kurioje vietoje bus kokie baldai pakabinami, tai tikrai nėra nieko sudėtingo, tiesiog pats svarbiausias dalykas yra tas, kad pasiruošti projektą tinkamai. Iš anksto reikia labai gerai viską suplanuoti iš anksto, o tą padaryti nedarant projekto, tai turbūt yra neįmanoma ir klaidos be abejo be projekto bus tikrai neišvengiamos. Todėl ant projekto ir ant statybininkų taupyti tikrai nerekomenduoju, to daryti negalima. Toliau, kas liečia apvadus ir karnizus, būtinai reikia nepamiršti, būtinai tai reikia atkreipti dėmesį, kad tose vietose, kur kažkas tai tvirtinsis kiaurai gipso kartoną, tai irgi visur turi būti kažkokie tai mediniai pagrindai, kaip kad pavyzdžiui karnizai virš langų, kur kabinasi užuolaidos, kažkur tai, kur dar kažkokie tai dalykai gali kabintis, garsiakalbiai ar dar kažkokie panašus dalykai, tai geriau iš karto numatyti ir pasidaryti savo medinius pagrindus po gipsu. Tai dar kartą pasikartosiu, kad tai nėra nieko sudėtingo, tikrai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai bus labai sudėtinga, kad kažkur tai prasileisi, bet iš tikrųjų tai nieko panašaus. Viską galima numatyti iš anksto ir bus tikrai išvengtos visos problemos. Kas liečia baldus, tai be abejo, pavyzdžiui, pas mumis šita siena bus užimta visa su virtuviniais baldais, tai tokias vietas geriausiai yra apsisiūti su kažkokia tai medinė plokštė ir tuo labiau, kad tarp spintelių klijuosis plytelės, tai visos sienos, ant kurių klijuojasi plytelės, tai irgi turi būti sutvirtintos papildomai. Vien tik tai gipso neužtenka, nes gipsas yra pakankamai plastiškas ir jisai vis tiek duoda kažkokį tai judėjimą. Todėl turėtų būti prisukta kažkokia tai plokštė ir ant viršaus priklijuotas gipsas, plus papildomai prisuktas, kad maksimaliai sutvirtinti sieną, kad jinai neturėtų visiškai jokio judėjimo, kad plytelės neatšoktų. Nes jeigu tik tai palikti sieną kažkiek tai plastišką, tai plytelės atšoka. Taip, toliau apvadai. Apvadus irgi reikia pritvirtinti kokybiškai ir tvirtai. Tam, kad tą padaryti, būtinai reikia susidėti visur medinius pagrindus tose vietose, kur tvirtinsis apvadai. Aišku, aplinkui duris, tai automatiškai gaunasi medinis pagrindas už gipso, nes kadangi visur aplink duris yra statramščiai ir kažkokios tai sąramos virš durų. Tose vietose, kur apvadai montuojasi palei grindis, tai galima padaryti dviejais būdais. Taip kaip aš padariau, kad išsipjovus ketvirtį suleidžiame tiesiog paprastą OSB plokštę, daugmaž toj vietoj su atsarga, kurioje vietoj bus grindų lygis. Kitas variantas yra tas, kada jau pamatas yra betonuojamas su visom komunikacijom ir grindys keliasi labai minimaliai, tik tai tam, kad išlyginti. Tai tokiu atveju dažniausiai yra dedamas dvigubas apatinis gulekšnis, perimetrinis gulekšnis. Kaip šiuo atveju tai mes sudėjom vieną
O jeigu būtų minimaliai keliamos grindys, tai mes iš karto keldami sienas sudėtume dvigubą apatinį gulekšnį. Tokiu būdu mes iš karto susiformuojam savo visur pagrindus, kurioje vietoje mes galėsim prišauti apvadus. Dabar kodėl taip yra svarbu turėti kažkokį tai medinį pagrindą, kur būtų galima būtent nepriklijuoti apvadą prie sienos, o jį prišauti. Galiu pasakyti, dažniausiai pasikartojančią tokią problemą Lietuvoje, tai yra tokia, kad atvažiuoja vienas meistras, sumontuoja gipso kartoną, kitas meistras atvažiuoja, nuglaisto tą gipso kartoną, trečias meistras atvažiuoja, iškloja grindis, prieš tai išliejęs kažkokį tai išlyginamąjį sluoksnį, tai dažniausiai būna vinilinėms grindims, o dar kažkelintas tai meistras atvažiuoja montuoti grindjuosčių. Ir tada prasideda visos problemos, nes gipso montuotojas ne visiškai idealiai sumontavo gipsą, ne visiškai lygiai, kažkur tai kažkiek tai pusę laipsnio kampas netitinka, dažytojas kažkur tai ne visiškai idealiai užglaistė tą gipso kartoną, dar kitas meistras grindų klojėjas ne visiškai idealiai išliejo tas grindis ir galų gale priklijuoti apvado taip, kad neliktų jokio tarpo, kad nereiktų paskui to apvado kažkaip tai akrilint, tai to padaryti yra neįmanoma, nes yra kažkur tai minimalios paklaidos ir klijai paprasčiausiai nelaiko. Jeigu įspaudus, esmė tokia, kad jį reikia prišauti tam, kad minimalias paklaidas būtų galima panaikinti, kitaip tariant paslėpti. Milimetro tarpelis atrodo iš tikrųjų labai baisiai, nes jisai labai yra aiškiai matomas. O kada jisai yra apvadas prispaudžiamas ir prišaunamas prie sienos, to milimetrinio tarpelio niekada niekas nepamatys ir viskas atrodys labai gražiai ir estetiškai. Ir čianais tikrai negalima būtų pavadinti kažkieno tai chaltūrą, pavyzdžiui, dažytojo chaltūrą ar tenais chaltūrą to meistro, kuris grindys lėjo. Tai yra paprasčiausia chaltūra tame, kad nėra kur pritvirtinti apvadų. Ir tas tikrai pasikartoja turbūt 8 namuose iš 10, kada yra kažkur tai minimalūs tokie netikslumai ir prispausti apvado, priklijuoti taip, kad neliktų jokių tarpukų, yra neįmanoma. Tai dėl paprasčiausiai minimalių kažkokių tai paklaidų pačios konstrukcijos, o kitas dalykas, jeigu yra apvadai mediniai, jie niekada bus idealiai lygus. Taip neišeis, kad ir ant lygios sienos prispausti apvado ir kad tenais neliktų jokių tarpukų. Tai to padaryti bus neįmanoma arba labai sudėtinga. Todėl visada turi būti pagrindai ten, kur prisišauna apvadai. Tai va. Šiame video tiek. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū, kas mane stebite. Kam patiko, būtinai nepamirškit laikų, prenumeruokit kanalą, dalinkite su draugais, komentuokite ir iki kitų video.